Labas, čia Ramūnas. Taigi, šio video tikslas yra parodyti viso pabaigoje, kaip ir video, parodyti, kaip galima iš tikrųjų sėkmingai pardavinėti, kaip galima sėkmingai pritraukti klientų ir jeigu turi verslą arba dirbi kažkokią kitoje kompanijoje, kaip iš tikrųjų tas visas marketingas ir tas pardavimas vyksta, kaip tų klientų pritraukti. Pritraukti ne tik tai, kad mažesnė kaina, bet iš tikrųjų pritraukti tuo, kad su jumis iš tikrųjų norėtų dirbti, nes jūs daug geriau galite patenkinti jų poreikius negu visi kiti. Tai reiškia daugiau pinigų, daugiau klientų, tiksliau mažiau tų klientų, su kuriais nenori dirbti, nes kai atskirsi maždaug, kas tavo klientai, ko jie nori labiausiai ir gali jau užpildyti jų norus, jie mažiau. Tie, kurie tiesiog, tie patys, kurie galbūt visą laiką buvo sunkus klientai, taps lengvesni, nes kaip ir žinosi, ko jiems reikia, o tie, kurie, kad ir kaip bebūtų, jie visą laiką skundžiasi, jie tiesiog nepapuls į tavo akiratį. Gerai, tai ką, pradėkim. Tai va, lengviausias variantas, kaip ir paaiškinti būtų, tai yra su moterimi, kuri yra, sakykime, apkūni ar tiesiog nepatenkinta savo svoriu ir jinai nepatenkinta savo kūnu ir jinai nori dabar šią akimirką, jinai trokštamas rezultatas jos yra būti liekna, jinai jau save įsivaizduoja. Reiškia, jinai jau yra jos galvoje, jinai mato, kaip jinai užsideda naują suknelę, kaip ta suknelė visai kitaip atrodo, negu dabar iš tikrųjų yra. Ir kad ir jinai, kad ir kaip bebūtų dabartinė situacija, jinai visiškai nenori apie tai kalbėti, visiškai nepatinka, net labiausiai nervina, kai žmonės tai pasako, nes tai pati žino, bet nes tai nėra dominuojanti mintis jos. Jos mintis yra liekna, aš gražiai atrodo, aš labai gražiai jaučiuosi, gražiai, tiesiog gražios emocijos ir panašiai. Dabar, kad tą daryti, kad tą gauti tiksliau, kad jinai būtų, kaip pasakius, kūdesnė arba liekna, jinai turi atlikti tam tikrą procesą. Tai yra ar eiti į džimą, ar eiti kažkokios dietos laikytis, ar tenai piliulės gerti, ar bet kas bebūtų. Kažkoks yra procesas, kuris būtent padeda tą daryti. Taip? Reiškia, jeigu paimtume, pavyzdžiui, grafikos dizaineris turi procesą, kurį jis daro. Reiškia, dizainas yra procesas. Arba tas pats paveiksliukas, kaip ir sakykime, yra proceso dalis. Trokštamas rezultatas dažniausiai yra, kaip tą paveiksliuką panaudosim. Dėl to, jeigu, sakykime, paimtume, kad ir bet kokią kitą firmą, sakykime, kurie ten mašinas taiso, sakykime, remontuoja mašinas, jų procesas yra apie techninės dalis, ten apie, sakykime, kokią įrangą naudoja, kokias ten padangos, numeriai ir panašiai, bet čia yra visas procesas. Ir kai žmonės bando pardavinėti procesų pagrinde, jie nesupranta vieną dalyką, kad daugeliu žmonių neįdomu procesas. Procesas, paaiškysiu, kodėl reikalingas ir kodėl reikalingi, sakykime, tie duomenys kai kada, bet procesas visiškai niekam neįdomus, nes ir matosi, trokštamas rezultatas yra daug galingesnis už bet kokį procesą. Nes procesas niekam neįdomus, tik tai tiems, kurie jį patys daro, kurie patys yra to proceso kūrėjai, tai produktai ar ten paslaugos, tai žmonės tie, kurie tą daro, jie labiausiai apie tą procesą ir šneka ir myli, nes tai jų yra kasdienė duona. Dabar, kad tas procesas būtų efektyvus, reikia pačio trumpiausio, pačio greičiausio ir pačio efektyviausio, pačio lengviausio kelio iki trokštamo rezultato. Reiškia, procesas ar produktas ar paslauga turėtų būti tokia, kuri būtent kaip žmogui reikia, duotų jam greičiausiai ir paprasčiausią kelią iki jo trokštamo rezultato. Ir kai jisai būtent nusprendžia, kurį procesą jisai pasirinks, jisai tada perka jį, arba kitaip sakant, jis nusprendžia, tai yra pirkimas, pinigų pasikeitimas ir panašiai, jis nusprendžia tada tą procesą daryti ir dažniausiai kaip būna. Nusipirki televizorių, išsipakuoji tik namuose, tik tada jį žiūri, kaip jungt, kaip jis atrodo ir panašiai. Pasirenki, aišku, vizualiai tenai, bet tik kai nusipirki, tu jį pradedi išpakuoti ir panašiai. Reiškia, viskas apie tą televizorių, apie techninius duomenis ir panašiai nėra įdomu. Svarbiausia kas? Svarbiausia yra marketingas ir pardavimas trokštamo rezultato. Ir šitoj vietoj tiek daug žmonių, tiek daug kompanijų, tiek daug savininkų, ypač tie, kurie procesą žino gerai. Ir dėl to, kas geriausias yra pardavėjas, pavyzdžiui, paslaugos ir produkto. Tas, kuris beveik visiškai nenusimano apie produktą, apie procesą arba paslaugą tą pačią. Ir marketingas
Ir pardavimas būtent vyksta, kad suprantant, kad žmogus nieko jis nenori, nei produkto, nei paslaugos. Netgi tas produktas ar tas procesas, ar tas paslauga, tai yra netgi, kaip čia pasakius, tai yra kliūtis trokštamo rezultatą, nes aš noriu čia ir dabar, kad šita problema dingtų, aš noriu dabar, kad šitaip kaip yra dingtų ir būtų taip, kaip aš noriu. Procesas, produktas, paslauga man nepatinka tik dėl to, nes aš iš vis nieko nenoriu daryti, aš noriu dabar jau ir dabar jaustis. Ir kai šitą supranti, tada tavo marketingas, tavo pardavimas, viskas priklausys ne apie procesą, ne apie paslaugą, ne apie dar kažką, bet apie žmogaus poreikius. Ir tos kompanijos, tie žmonės, kurie iš tikrųjų supranta, ko žmonės nori, gali efektyviausiai jiems pasiūlyti tai, ko jie nori ir pateikti, jie visą laiką to kliento, sakykime, laimės, nes jie gauna pasitikėjimą, kad tas žmogus iš tikrųjų nori jam padėti, o ne kiša kažkokį produktą tik tai dėl to, kad jis turi parduotą, dėl to, kad jis turi gerą. Nes supras žmogus nori tą, kad tas procesas arba produktas arba paslauga iš tikrųjų jam padės pasiekti trokštamą rezultatą. Ir jeigu tu, kaip pardavėjas arba marketingo specialistas, nori būti efektyvus ir nori iš tikrųjų efektyviai padėti savo kompanijai ir savo pajamoms, turi suprasti, kad žmonės visą laiką ieškos produkto, arba netgi ne produkto, bet kažko, kas, tiksliau, žmogaus arba daikto arba kažkokio proceso, kuris jiems padės kuo greičiau, efektyviau ir paprasčiau ir neišleidžiant ten nei pinigų daug, nei dar kažko, gauti tą trokštamą rezultatą. Ir pinigai yra tik tai todėl, kad efektyvumo ir paprastumo ir šito viso vėlgi, kaip jisai jausis iki to trokštamo rezultato. Tada galima pinigus pastatyti kaip ir ta prasme ant svarstyklių ir sakant, kad štai yra galimybės kitos, bet su jom rizika visa kita pas mus yra tas ir tas už tai, ta prasme, kad ir mokėsi brangiau, bet tu turėsi ten ramybę, tu turėsi užtikrintumą, turėsi tą, ko kiti neturi. Ir dabar sekantis žingsnis, kaip ir kuris visą, manau, apibrėš jums ir tiksliau apibrėš tau ir pasakys tiksliai nuo ko pradėti visą tai, tai yra kiekvieną, kad žmogus, kai žiūri, kad ir šitam, pavyzdžiui, moteris, jinai žiūri viską, kas įduodama, ar kas siūloma, ar kas apskaitai aplinkė vyksta, jinai žiūri, ar tai padės įgauti, ar eiti link trokštamo rezultato, ar ne. Ir pirmas žingsnis, ką mes galime jam padėti, už nemokamai, ir pirmas žingsnis yra duoti jam pirmą žingsnį, kad jis pajaustų. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu Maksimoj apsipirkinėt, kad dar, pavyzdžiui, prie duonos ar dešros skyriuje kartais duoda tokių kaip mėginukų. Dabar kiek ten tų, pavyzdžiui, duonos skirtingų yra, rūšių yra pakankamai daug. Bet tik dėl to, kad pirmą žingsnį duoda paragautą biškį šiek tiek, tiksliau, tą procesą, kaip ir tą patį trokštamą rezultatą, kaip, sakykime, ta duona jaustus ir panašiai, mes jiems galime duoti. Ir nemokamai. Kitas variantas yra, ar tai Facebookas, ar tai būtų skelbimai LT, ar dar kažkas. Jie tau duoda nemokamai pirmą žingsnį, aišku, prisiregistruoti reikia. Tas ir yra, kad bet duoda nemokamai prisiregistruoti. Įdėti skelbimą nemokamai ir po to tik tai pardavinėja tau. Parodo, kad tu jau eini link, sakykime, savo pardavimo ir ne visi pirks, aišku, ne visi ir pinigų nori skirti ir panašiai, bet tie, kurie pirks, tie savo skelbimą norės pakelti aukščiau, ar ten 7 dienas jį po 7 dienų vėl atnaujinti ir panašiai. Ir būtent pirmas žingsnis, ką mes galime jau dabar duoti, kad žmogui padėtume suprasti, kad mes jam padėsime iki trokštamo rezultato daryti. Kad mes esame tie. Nes pas mus pripratę yra taip, kad mums produktas, perki, ne, gerai, kitas, perki, ne kitas. Bet iš tų žmonių, kurie sako ne, daugelis pasitikėjimų tavo negavo. Tiksliau, tu negavai jų pasitikėjimo ir jie nepirks iš tavęs. Nes tu atėjai žmogus, kuris produktą myli labiau negu žmogų. Produktų rūpinasi labiau negu žmogum. Ir tai sako, kad tu man nerūpi. Tai tiesiogiai žmonės kiti supranta, aš tau nerūpiu ir tiesiog niekada nepirks iš jūsų. Ir būtent kompanijose, ką pirmiausia reikia daryti, kiek ir marketingo ir apskritai visose srityse, tai yra pirmiausiai sužinoti 2 dalykus. Tai yra, kur žmogus yra dabar, ir sekantis yra, koks iš tikrųjų trokštamas rezultatas. Nes kiekvienas, pavyzdžiui, jeigu tenai kokiam nors, sakykime, paimtume
kad ir, sakykime, taksi firma, jinai nėra keleivių kaip ir pervežimo, sakykime, vien tik tai industrijoje. Jinai iš vis yra transportavimo industrijoje. Reiškia, transportavimas gali būti ne tik taip keleivių, gali būti ir daiktų, ir valgio, ir gėrimų, ir visa kita. Taip pat gali būti ne tik tai žeme važiuojama, ir orų, ir panašiai. Taip, tai industrija, kuri būtent yra paplatinama. Lygiai tas pats be kokioje kompanijoje ir nėra tas produktas, kurioje produktas nenusako, kurioje industrijoje esat. Nusako poreikiai ir apskritai, prasme, koks yra tas trokštamas rezultatas arba trokštamos idėjos tam žmogui, kuris nori to produkto ar paslaugos. Tai yra daug platesnis žiūrėjimas. Ir pirmiausiai nustačius, kur žmogus jau dabar yra, įsekantis, kur jis nori eiti, galima suprasti ne tik tai, ką tu dabar turi, kokį produktą, bet taip pat galima pakeliui pažiūrėti iki trokštamo rezultato, ko iš tikrųjų žmogus nori ir kokių priemonių jam reikės, kokių paslaugų, kokių prekių, kokių daiktų, kokių procesų ar panašiai, jam reikės visame tam kelyje. Ir taip Maxima pradėdama tik tai prekiauti valgiu arba maistu, dabar prekiauja elektronika, rūbais, telefonai, draudimai ir panašiai. Tik dėl to, kad jie supranta, kur tas žmogus eina. Ir jeigu didelės kompanijos tai supranta ir daro, ir visą tai pateikiama labai akivaizdžiai visom mažosiam, bet jos tiesiog nedaro. Ir dėl to dažniausiai neveikia. Tai va, ir šito viso esmė, iš tikrųjų, ką norėčiau pasiūlyti, tai yra specialus procesas, kurį aš darau tiek su kompanijom konsultuoju, tiek padedu individualiems žmonėms, kurie nori versle ar kurie nori daugiau pinigų užsidirbti, pardavinėdami ir būdami tam tikro proceso marketinge arba pardavime dalimi, kaip išmokti fokusuotis ant žmogaus ir kaip jam parduoti iš tikrųjų. Kaip jam parduoti būtent tą idėją, kad suprantant, aišku, kad tikrai jam to reikia ir kad jisai turi pinigų tam skirti. Du dalykai, kurių reikia. Žmogui tikrai to reikia ir jisai turi pinigų tam. Iš tos du dalykus, jeigu mes tikrai žinome ir patikriname, kad jisai tą 100% turi, tada netgi mes esame įpareigoti iš tikrųjų, savo paties turėtume būti įpareigoti jam nemažiau, negu jam reikia duoti. Ir jeigu yra kažkokie įsitikinimai, kurie pas jį neleidžia jam pirkti ar neleidžia pasitikėti ir panašiai, mes turime būtent išmokti apeiti juos. Ir aišku, kitas yra efektyvumas internete, tai galima padaryti daug greičiau. Internete galima būti efektyviai, lygiai taip pat kaip aš dabar video šitą darau ir rašinėju, aš ne vieną žmogų, bet daugeliu galbūt galiu pasiekti. Lygiai taip pat mes galime internete būtent sutrumpinti tą visą laiką pardavinėjimo. Taigi, sekantis žingsnis, jeigu jūs domina ir jeigu jūs norite daugiau sužinoti, nueikite į atmerkakis.lt ir tenai pamatysite formą, kurioje galėsite užsiregistruoti būtent savo puslapį ir savo, sakykime, verslą ir tada galima bus susitarti dėl tolimesnio kaip ir konsultacijos, dėl būtent išsiaiškinti, kaip galima jums tą pirmą žingsnį surasti ir kaip galima išsiaiškinti būtent, kas tas yra trokštamas rezultatas jūsų to idealaus kliento. Tai va, eikite į atmerkakis.lt ir ten rasite visą kitą informaciją.